Tai kaip aš ir minėjau, pas mane tikrai yra per gera dūšia. Aš labai tikiu žmonėm, aš labai pasitikiu žmonėm, aš labai duodu šansų žmonėm, bet Lietuvoje to geriau nedaryti. Skelbiu visiems, kad nepasiturintys kaimiečiai iš Panevėžio galimai mane apgavo ant galimai kelių šimtų eurų. Aiškinsimės aplinkybės. Taip, situacija tokia, pirkau iPhone 14 Pro Max 128 GB už 350 eurų, turiu pavadimo kopiją ir ne tik. Ir tą pačią dieną reikėjo keisti ekraną, tai buvo pakeistas ekranas už 95 eurus ir baterija kažkodėl nelaiko. Per 4 valandas telefonas gulėjo nenaudojamas ir surijo apie 30% ar 40 ar 30% baterijos per 4 valandas. Taip, man nesiseka su pirkiniais, aplinkui labai daug nesėkmingų, nepasiturinčių, vargšų žmonių, kurie negali įkurti sėkmingo verslo, užsidirbti sąžiningai, jie apgaudinėja. Ką jie apgaudinėja? Tai mano šiuo atveju apgavo labai geros dūšios žmogų, aš labai tikiu žmonėm, duodu šansų žmonėm, labai pasitikiu žmonėm, nes ir kitas dalykas, aš žinau, kad jeigu ir apgavus, vis tiek pirkdamas naudotą daiktą tu rizikuoji, nori, nenori. Jeigu ir apgavus, aš visada tikiu, kad vis tik įstatymai gina žmogų, kuris yra apgaunamas, kuris patiria nuostolį dėl galimai neteisėtų veiksmų kitų žmonių. Tai faktas, kad ilgai šitas automobilis netarnaus, faktas, kad jis yra netvarkingas, faktas, kad yra daug užslėptų defektų, faktas, kad reikalingas brangus remontas. Bet tuo pačiu ir faktas tai, kad įmonė tiesiog atsisakė bet kokiam sprendimo būdui, jie tempia gumą, jie nori pratempti kuo ilgiau, nežinau, kokia jiems iš to nauda, bet įmonė tikrai sistemingai ir labai smarkiai tempia gumą. Tai vos važiuoja mašina, bet dar važiuoja, dabar politinis klausimas, toksai istorinis, gerai, mūsų valdžia susipyko su Rusija, su Baltarusija, tai yra su pusė mūsų kaimynų, su 2 iš 4 mūsų kaimynų. Rusijos ir Baltarusijos ekonomika yra virš 2 trilijonų, kaip Italijos, kitaip sakant. Ką mes su iš to laimėjom? Rusija pralaimėjo karą dėl to, Baltarusijoje krito Lukašenkos režimas dėl to. Mes nukentėjome, mes praradom klientus, mes praradom daug verslų, mes praradom daug verslo partnerių, mes praradom daug pelno, praradom daug pinigų, jeigu taip liaudiškai tariant, paprasčiau tariant. Tai mes praradom daug ką. Jie irgi, paliubom, kažkiek prarado ten tų finansų. Kas iš to? Rusija pralaimėjo karą, Ukraina nugalėjo Rusiją, Ukraina užkariavo Rusiją. Nesupratau, kame čia bairis. Žmonės klausė, ką aš manau apie tą paradą Kinijoje, kur yra švenčiama pergalė Antrojo pasaulinio karo metų. Tai aš sveikinu. Sveikinu Kiniją, Kinijos liaudies respubliką, Kinijos tautą, sveikinu, suspindėjus. Sveikinu siekiant taikos, o ne provokuojant karus ir nevykdant ekspansionistinę politiką, kaip kai kuri viena organizacija aplink Šiaurės Atlantą iš 4 raidžių mėgėja. Tai užkariauti tautas, tai išnaudoti tautas, tai karus provokuoti Europoje, netgi Europoje. Ir ne tik. Sveikinu Kiniją, žengiant tolyn technologijų srity, karybos srity, statybos srity. Sveikinu ir linkiu sėkmės. Tai yra, kada Rusija pradės persiorientuos visiškai į Aziją, į Kiniją, prekiaus su Kinija, bus didžiausi sąjungininkai su Kinija ir perreformuos savo ekonomiką į Kiniją, į Aziją. Kodėl? Todėl, kad nėra paslaptis, kad tikrai didžioji dalis ES ir NATO lyderių yra rusofobiški, tai yra prieš Rusiją nusiteikę. Ir vienu žodžiu bando apsupti Rusiją, provokuoja karą, provokuoja konfliktus, karus. Ko pasiekoje Rusijai, vakarų sąjungininkai, NATO sąjungininkai, ES yra visiškai nepatikimi partneriai, kurie provokuoja karą, bando apsupti, kelia grėsmę ir laužo sutartis įvairias. Kokie yra didžiausi minusai būnant sėkmingų, išsilavinusių, pasiturinčių verslininkų, nuomonės formuotojų? Tai kad tu gyveni geriau už labai daug žmonių, esi turtingesnis, gražesnis, įtakingesnis, reikšmingesnis, reikalingesnis už labai daug, už labai didelę masę žmonių. Ko pasiekoje tie žmonės viskas, ko jie nori, tave pažemint, apgauti, apvogti, negerbti, žemint,
sumenkinti, bet svarbiausia pažeminti. Koks yra tikslas pažeminti? Pažemindamas žmogus rimtesnį, turtingesnį, geresnį, įtakingesnį žmogų, jisai pasijunta šiek tiek aukščiau, nors minutėliai ar dienai vienai kitai. Todėl tikrai labai didelis yra minusas būti tokių nuostabių, išsilavinusių, sėkmingų, pasiturinčių, puikiai Lietuvoje žinomų ir pripažįstamų nuomonės formuotojų bei verslininkų Laurynu Maimachu. Gabrieliau, esi labai protingas žmogutis, kad sugebėjai tokį klausimą iš visų suformuoti ir paklausti. Dėl to respekt. Žiūrėk, dabar kitas dalykas. Nei Rusija, nei Baltarusija neturi jokios intencijos, jokio noro kariauti su NATO, nes tai reikštų branduolinį karą ir abiejų pusių sunaikinimą. NATO pati agresyviai juda link Rusijos sienų, taip Rusijai darydama grėsmę. NATO bando apsupti Rusiją. O kuom baigėsi apsupimai, mes visi puikiai žinome – sunaikinimu. Nei Putinas, nei Rusų tauta, nei Rusijos valstybė nenori būti sunaikinti ir apsupti NATO. Tai, suprantat, ne Rusija artėja prie NATO sienų ir bando apsupti NATO, o NATO, dar 90-aisiais pažadėjusi, kad už Vokietijos suvienijimą nesiplės nė centimetrų į rytus, prasiplėtė per 15 šalių ir bando apsupti Rusiją, taip keldama grėsmę Rusijai kaip egzistencijai, Rusijos egzistencijai. Suprantate, aš palaikau Ukrainą, aš palaikau NATO, bet aš jums sakau, kokia yra pozicija pačios Rusijos, kad jinai nenori būti apsupta, jinai nenori grėsmės prie savo sienų. Čia yra jų pozicija tokia. Aš smerkiu Putino režimą, aš smerkiu Rusijos agresiją. Bet jūs suprasite, kad nėra visas pasaulis vien tik tais apie Ameriką ir NATO ir Germaniją. Ne. Puikiai parodyta buvo paradė Kinijos, kad labai modernizėja Kinija, labai yra stipri Kinija ir jinai nori tikrai, kad ne kažką tai apsupti ir sunaikinti ir provokuoti karus ir kelt grėsmę taikai, o atvirkščiai. Jinai nori taikaus ir progresyvaus pasaulio. Atsakau į rusofobo klausimą. Apie kokią NATO plėtrą tu kalbi? Kalbu apie NATO plėtrą, kuri įvyko po Vokietijos suvienijimo, kuomet Sovietų sąjunga leido Vokietijai susivienyti, bet su sąlyga, kad NATO nesiplės į rytus. Ir vakarų sąjungininkai, tylio meilė, vakarų sąjungininkai sulaužė šitą pažadą, sulaužė savo žodį ir jie priėmė dar naujų, gal kokių 15 valstybių į NATO ir sistemingai plečia savo karinę infrastruktūrą prie Rusijos sienų. Ar Ukraina buvo kažkada realiai pretendentė būti NATO? Tai buvo Joe Bideno valstybės. Joe Bideno prezidentavimo metais buvo taip. Ar Ukraina yra suvereni valstybė? Nu kaip, iki karo buvo tikrai suvereni. Dabar jau labiau tokia, teoriškai suvereni, praktiškai jie valdo jau iš Vašingtono, iš Berlyno, iš Paryžiaus. Bet teoriškai taip, jinai yra suvereni be abejo. Ar suverenios valstybės turi savęs apsisprendimo teisę be kitų valstybių? Tai pats sau dabar atsakyk šitą klausimą. Šalto karo metais Sovietų kariuomenė dislokavo raketas Kuboje, nepriklausomai suverenioje valstybėje Kuboje. Ir tai buvo nuo 100 mylių nuo Floridos, 100 mylių nuo Jungtinių Amerikos valstybių, taip sakant. Ir kas tada buvo? Labai griežtai Amerika protestavo ir uždraudė nepriklausomai suvereniai valstybei turėti rusiškas raketas savo suverenios valstybės teritorijoje. Tai atsakydama pats savo klausimą, ar šiais laikais mažos šalis yra nuo nieko nepriklausomas ir gali daryti, ką nori. Esi praplautos smegenis pas tave živiliukas. Tu labai toksai... Tu supras, kad ne visas pasaulis vien apie Ameriką ir NATO sukasi. Yra daug kitų šalių, daug kitų sąjungų. Ir visos jos nori irgi taikos ir saugumo. Ačiū už komplimentą, ačiū už įvertinimą, ačiū už motyvaciją, už įkvėpimą. Taip, tu esi visiškai teisus. Aš esu savo šeimoje daugiausiai pasiekęs. Vairuoju geriausią automobilį. Turiu daugiausiai uždirbu. Ir turiu didžiausią išsilavinimą. Turiu sėkmingiausią verslą. Geriausią mokyklą baigiau.
Taip, aš savo šeimoje turiu, aš savo šeimoje esu daugiausiai pasiekęs. Čia yra faktas. 1,000,000% tiesos, kad tu parašai. Ačiū tau. Tu вообще, kai mėti jovalą čiauk, nori gal vėl betlą padaryti, vėl tave suvartysiu, kad visas išeisi iš to betlo. Tu iš vis jovalą čiauk, tu net nesi nuomonės formuotojas, tu net nežvaigždė. Keli pricepai, keli ten darželinukai seka ir tu čia jautiesi, kad žvaigždė, tu net nieko neparodė įspūdingo Lietuvos interneto industrijoje. Kad ten ragauji pieną, gyrą ir viską. O tu pažiūrėk, tu į mane rekordai pamušti. Eik tu iš čia, pats sukas čia. Net nekomentuok, valinkis čia. Balvonas. Nu, vat pavyzdžiui, kiek toksai Kamazas kainuoja? Čia 200 štuk eurų, ar ne? Na, o kas čia per aparatai? Jes, beveik irgi papusė limono. 2 dronai ir nėra šitų dalykų dviejų, ar ne? Nu, tipo, jeigu netyčia karas kažkada kiltų Lietuvoje. Na, štai dar vienas aparatas Gelikas. Kiek toksai Gelikas kainavo mums, mokesčių mokėtojams. Ir, kaip supratau, dronas už 1000 eurų tokį išneštų per sekundę, ar ne? Aš nesu vatnikas, aš palaikau Ukrainą, aš palaikau chocholus. Investuokim visą Lietuvos biudžetą į gynybą. O fik ta tauta. Juokauju, aš aišku juokauju dėl tautos. Tauta yra svarbiausia. Bet valdžiai svarbiau pinigai negu tauta. Žiūrėkit, tas, kad Rusija nenori NATO palei savo sienas ir nenori turėti grėsmės palei savo sienas, nenori turėti grėsmės savo egzistencijai, tai tu juos vatnikais ir vadink. Prie ko čia aš? Taigi čia yra Rusijos valdžios oficiali pozicija, kad jie prieštarauja NATO plėtrai ir NATO pajėgų apsupimui, Rusijos apsupimui NATO. Čia jie taip sako. Čia yra oficiali Rusijos valstybės pozicija. Prie ko čia aš? Aš tai už, kad NATO apsuptų Rusiją. Aš už, kad NATO užkariautų Rusiją. Aš už, kad ten išnaudotų 74 trilijonus ten naudingų iškasenų, kurias Rusija turi. Aš už. Bet jie pasiruošia gintis, ar jūs suprantat? Jie pasiruošia ginti savo saugumą. Kaip jūs nesuprantate, kad ne viskas apie NATO ir Ameriką. Yra kitos šalis, kurios irgi turi savo saugumo interesus. Ir vienas iš saugumo interesų yra kuo toliau agresyvios kariuomenės, kuo toliau nuo... Visi nori turėti agresyvias kariuomenės, nusiteikusias piktybiškai, kuo toliau nuo savęs. Visos valstybės taip nori. Seniai, Lietuvos kariuomenė paskutinį kartą prieš Rusiją nugalėjo turbūt prieš 400 metų, kai Rusija dar buvo susiskaldžiusi ir nepakankamai stipri ir susivienijusi. Šiandien Rusija yra branduolinė valstybė su 6000 branduolinių ginklų, su viena didžiausių pasaulio kariuomenių ir aktyvaus karinio personalo bei rezervo. Taip pat yra Kinijos sąjungininkė, o Kinija yra pagal kai kurios rodiklius pirmoji ekonomika pasaulyje, pagal kai kurios antroji. Kinija turi nerealiai didelę kariuomenę ir modernę kariuomenę, ką mes pamatėme parade. Ką aš turiu omeny? Aš esu lietuvis patriotas, aš myliu Lietuvą ir lietuvis, bet aš manau kategoriškai, kad reikia Lietuvos valstybės biudžeto pinigus investuoti į mus, į mūsų šalį, į infrastruktūrą, į sveikatos apsaugą, į kultūrą, į švietimą, o ne į suknistus tankus, kurios karo atveju išneš per porą minučių. O kaip aš jau čia šiku ant Lietuvos? Aš nešiku ant Lietuvos. Aš labiau kritikuoju, argumentuotai kritikuoju akivaizdžiai grybaujančią Lietuvos valdžią, kuri mūsų pinigus taško ant kariuomenės, kuri būtų karo atveju nunešta per porą minučių, galimai plauna pinigus ir vietoj to, kad investuoti į infrastruktūrą, į pensininkus, į moksleivius, studentus, švietimą, kultūrą, infrastruktūrą, jie investuoja į karybą, kuri neturi visiškai jokios reikšmės mūsų gyvenimo kokybės gerinimui. Ir kitas dalykas, pavyzdžiui, tai referendumą jie padarė, pavyzdžiui, kad susipykt su pusė mūsų kaimynų. Rusijos ir Baltarusijos ekonomika kartu sudėjus yra apie 2 trilijonai, čia kaip Italijos, kaip Ispanijos. Ir mūsų valdžia iš oro pradėjo, mūsų net pirštų nieks neprilėtė, po nepriklausomybės atkūrimo. Po 91 metų, po 92, tarkim. Nieks priešų, nieks jokių kariuomenės čia nevedė, nieks mūsų neužkariavo, neokupavo. Visiškai nepriklausoma, savarankiška valstybė esame.
Ir buvom iš nieko, kaip sankcijom užmėtė, verslus sugriovė, klientus, verslo partnerius prarado. Ta prasme, kokiu tikslu? Nei Ukraina laimės prieš Rusiją ten tą karą, nei mes čia kažką tai Rusijai pakenksim, savo gyvenimus gadindamiesi.